mes eisime į parduotuvę. Ir šitą kelionę bus nufilmuota. Tai parodysiu jums nuo stogo. Kur eisim paprastai, mes varom aplinkui. No, I don't have. Take it. Mes varome aplinkui. Bet šiandien nutarėm eiti per džiunglės. Va ten, matot, yra namai ir ten yra parduotuvė ir kelias per džiunglės, turiu omeny va per čia. Užsirakino durys išeinant. Ir vėl kiekvienas namų blokas turi tvorą su spygliuota viela ir elektra pajungta. Su šiukšlių utilizavimu čia pas juos yra reikalų. Nes, pavyzdžiui, šiukšlės dabar nėra konteinerių. Šiukšlės tiesiog padedi tenais lauke tokią tam tikrą vietą ir atvažiuoja surenka. Einam. Išbandyti šitą kelią pirmą kartą. What's special about the tree? It's a nice tree though, yeah. Vis daugiau ir daugiau žmonių įsikrausto. Mūsų paskutinis aukštas tenais, dešiniai balkonas. Vis kaimynų atsiranda daugiau. No, žiūrėk, bananai kabo. Gali tiesiog skinti ir valgyti. Lauko tulikas. Ir mes toliau tęsim. O, jie baseiną turi. They have a swimming pool. Look. Čia yra dar kitko mokykla. Vadinasi Royal Brains. Tai prašmatnios smegenys. Ir jie turi baseiną. Specialiai nesidėjau kėdų, nes žinau, kad kuo tai gali baigtis. Tarp kitko, pas juos nėra erkių. Yra kažkiek, sakė, vabzdžiai, kurie valgo gyvūnus, bet toks dalykas kaip erkė, kuris siurbia kraują žmogui, čia neegzistuoja. Aišku, yra musė CC, kuri irgi ne kažką. Maliarija yra, ne, uodai maliariniai. Tik tas labiau toliau nuo miesto. Mieste negirdėjau, kad būtų šita problema. Vėl bananai visur auga. Bananai čia nais perkami vienetais. Parduotuviai gali nusipirkti bananą už 10 šilingų, čia paprasta kaina. Arba gali net už 5 šilingus. Tai vėl 100 šilingų yra 60 eurų centų. Tai paskaičiuokit. Žodžiu, šitie vaisiai labai pigus. Ir skanus, kas svarbu. Natūralūs labiau. Čia nueini į parduotuvėlę, perki bananus, tu žinai, kad jie tik ką iš fermos nuo medžio nuimti. Nu, ne tik ką, nes žali būna tik ką. Jie tada prinoksta ten gulėdami, bet geltoni, vis tiek žinai, kad jie yra iš fermos. Neapipurkšti kažkokiais chemikalais. A tiny river. Mes braunamės per džiunglės iki parduotuvės, nes nėra kito kelio. Ir čia man panašu į akligatvį kažkokį. Emmy, it's a dead end. Yeah. Oh, there is like here, but it looks so muddy. Yeah, let's see. Matot, čia dabar rasti
kelią. Yra kas veikti. Žiūrėk, ten rado cukranendrę. Where's sugar from? Tas cukranendrės parduoda gatvėje tiesiog. Ir tu gali nusipirkti. Jie sukapoja tau į gabaliukus ir tu tada jas valgai namie. Labai skanu. Išbridome. O, shit, čia reikalai. Vos nepalikau tapkės. Tai va, tai kai čia lyja, kas buvo pastarąsias kelias dienas, pliaupia lietus, kiekvieną dieną gausiai. Tai kai lyja, čia hardcore'as. How didn't we saw this building before? We saw it and we came here. And it's occupied, you wanna tell me? They had occupied all the good areas. There was only the ones facing the road remaining. Oh, Is it this building? it was. It was. Okay, let's go. Nes mes šitoj vietovėj aplankėm ne vieną pastatą. Sakau, čia visas procesas, galvos skausmas. Rasti naujus, padarius namus. Arba okupuoti, arba prie kelio arti. Dar vienas, kaip žmonės tvarkosi su šiukšlėm čionais. Va tokiu būdu. Tiesiog sumeta į griovius. Mes pakeliui parsinešti vandens tokiam butelį. Nes iš krano vanduo, jisai skečia. Mes negeriam iš krano vandens ir šiaip žmonės paprastai negeria. Kai kurie sako, kad jie verda vandenį iš krano ir geria, bet aš tai nedarau. Tai žodžiu, einam parsinešti tokio butelį. Kai kuriuose vietose pristato tą vandenį be problemų. Čia naujoje vietoje nepristato ir jisai yra labai arti. Tai nėra rūpesčio. Toks mažas workoutas. Tokia vietelė šalia kelio. Toks kioskiukas, kurie užpildo vandenį. Čia atneši tą butelį. Įpila naujo vandens. Naują etiketę užklijuoja ant viršaus. Ir tas 10 litrų butelys kainuoja 50 šilingų. 30 centų. Va taip parsineši vandenį namo, nes dabar tu Afrikai. Ir kiti nešimo būdai negalioja, tik tais ant galvos. Let's get some avocado. Yeah. The true African Andy. Čia avokado įsigysim. Bananai. 10 už bananą. Ir avokadai bus 5 šilingų arba 7 šilingų. Tram kem centų. Ir jie didžiuliai. Va tokia va didžio avokado. Akasema ati hiyo ilikuwa kwa barabara. Per visą ranką. Na ya ajali hiyo We ni take traffic this. case. Hivyo ndio alisema. Šiandien išėjom pasivaikščiot tuo keliu, kur paprastai einame bėgioti. Čia tokia kaimo vietovė pakankamai. Ir vis tiek matysit, kad daugiabučiais apstatyta. Tas daugiabučius vis stato. Ir statybos nesibaigia niekad. Mes irgi persikraustėm į naują vietą su viltim, kad bus ramų tylu. Jau pradėjo sunkvežimiai važinėti su smėliu, su žemė. Ten jau netoli iškasė duobę, statys daugiabutį. Nu, bet nieko baisaus. Vis tiek gaunasi tyliau negu vietoj, kur buvom prieš tai, nes
Vis prieš tai ten iš vis, kadangi asfaltuotas kelias naktimis mocai laksto su savo kilrom duslerkiam ir užknisa labai. Nu, gali langą užsidaryti, kuris nelabai izoliuoja nuo garso, biškį padeda, bet tada nėra oro. Tai toks. Va tam name praeitam video buvo, kur ten daug nedastatytų būtų yra. Ir kur šitoj pusėj balkonai matosi yra 4 kambarių neužbaigti būtai, kur mano akimis visai net neblogas variantas, nes šalimais nėra statybų, o priešais gamta. Ir garantuoja šiokią tokią ramybę. O čia upė. Nu, jinai dabar nepatvinus, bet jeigu prasidėtų lietus, tai čia viskas plaukia, viskas būna vandenį. Čia fermos žmonių. Tai šitas žolės, žiūrėk, jos net nėra didelės dabar. Va tenais toliau. Jos 3 metrų, 4 metrų aukščio žolės. Ir aš klausiu, ar jas sodina, ar jas auga natūraliai. Sako, jas auga natūraliai. Ir čia šitas žolės jas po to naudoja gyvūnams. Tai palyginus su mūsų žolė, ne, kokie vešlūs augalai. Ir dabar einam tiesiog per kaimelį pirmyn. Čia tokios sodybėlės iš visų pusių, pakankamai tvarkinga ir ramu. Žinot, graži gėlė kokia. Žinot, va, tokiu būdu vėliau ir atrandi puikių vietų, kur apsistoti, kur gyventi. Pamatai, kur ramiau, kur kokia infrastruktūra tau reikalinga, nes dabar kaimelį tai jokių parduotuvių rimtų nėra. Nu va, pavyzdžiui, mes einam ir čia tokia bananų plantacija mažytė. Vadinasi, augini bananus ir visą laiką turi kažkokias pajamas. Pajamas, maistą, dar taip pačiai žemėj. Ant žemės kukurūzus va žmonės pasisadinę. Ir žinot, čia diskutavom su Emi kažkada, kad per teliką, per dokumentikas ir panašiai rodo Afriką kaip neturtingą šalį. Čia žmonės neturi pinigų, panašiai ten tos nuo šaly gyvenantys žmonės tribes, gentyse, ar ne, auginantis karves, bet čia pabūni ir tu supranti, kad ne tuo turtingi žmonės. Pabandyk Lietuvoje išgyventi neturėdamas darbo. O čia, ko puikiausiai, neturėdamas jokio darbo, turėdamas žemės lopinėlį, tu turėsi maisto, turėsi pajamas, jie čia savo tas pastogės pasistato praktiškai iš nieko ir žmonės gyvena. Supranti, ir tu jautiesi saugus, nėra žiemos, tu nesušalsi. Mes tokio saugumo pojūčio neturim, bent jau iš savo perspektyvos, kad neturėdamas darbą tu nesijauti saugiai. Net ir tos pačios žemės turėdamas. Tai va, tai tas turtingumas yra labai subjektyvus reikalas, irgi priklauso nuo daug ko. Thank you. Nu, va, tiesiog eidami pakeliui
Žmonės prie savo sklypo pasistatė tokį kaip kioskelį. Nu va, pavyzdys. Iš medienos. Stovi lušnelė. Ir jie ten pardavinėja bananus, avokadus, pomidorus, dar svogūnus, man atrodo. Žodžiu, tokius dalykėlius. Aš pačiupau 2 bananus. Didžiuliai bananai. Kosminiai. Ir viskas. Ir jie tenais čilina. Ir praeidami žmonės, ne, žmonės iš kitų sodybų tiesiog ateina, nusiperka. Nu va, dar vienas pavyzdys. Tiesiog kioskelis padarytas šalia žmogaus sklypo ir pardavinėti įvairius produktus. Mes pakeliui eidami užsukom, pasiimsim vandens ir visi būtiniausi reikmenys. Muilas, ryžiai, miltai, vairiausi saldainių vaikams. Matau, va, drabužių dar pakabinę turi. Ir taip čia visur su tais verslais. O kitai pusėje tas pat. Tipo, niekas tavęs neriboja, tu gali tą verslą daryti kur nori. Iš ko nori. Susirentėjai va savo trobelę, darai verslą. Bananai vėl auga. Tai mūsų kelionė, mes, kaip čia pasakyti, žodžiu, mes einam į krūmynus, į džiungles. Ir esmė tame, kad yra pagrindinis kelias, ant kurio yra mūsų namai. Šitas jis eina lygiagrečiai, šitas vat kaimelis su mūsų keliu. Bet kad grįžti į mūsų kelią, mums reikia pereiti, tą vietą, kur sakiau, kad upė patvinsta, ne, tą žemumą tokį. Reikia pereiti. Tai vat, kad ją pereiti, reikia dabar rasti keliuką, kuris veda link to. Ir čia galimai yra tas kelias. Niekas nežino. Mes galim tik įtarti ir spėlioti. Ir kvepia berankai, žinokit. Visus metus gamtoj, kur beitum, labai kvepia. Augalų visokių nematytų. Pavyzdžiui, va šitas, kas šitą. Šitie irgi kvepia. You going, Amy, or what? Dabar sakau jums, jeigu būtų lietus ir eiti per šitą smėlį, raudoną, per šitą molį, tai čia yra čiuožykla. tiesiog nudardėtum į apačią. Žinot, mes kiekvieną kartą išeinam pasivaikščiot, mes stengiamės rasti kažkokių naujų keliukų. Nu jo, kaip ir įtariu, nusileidi čia nais ir po to va tenais mes užkilsim ir eisim kitų kelių atgal. Va, tai. Matote, žmonės užsėja šitos kalnus, viskas užsėta. Kažkuo, ką žmonės augina. Ar tai kukurūzai, va pavyzdžiui, čionais yra kukurūzai. Tai parodys.
Tik pas juos vadinasi, ir čia ne visai tie geltoni kukurūzai, čia kukurūzai tokie balti, tas sėklas būna baltas. Tai jie vadina šitą ne corn, ne, anglų kalboje, o maize. Jie vadina šitą augalą. Dabar tiltelis, sketchy. Varom. Bet čia fain, čia gražu. Gal čia galima prisėst, pačilti. Brendu į vandenį. Pažiūrėt, ar šaltas vanduo. Ne, niekiek nešaltas. Ir net mielai išsimaudyčiau. Bet čia kalnai turi akis. Todėl. Važinas, kad čia žmonės plauna drabužius. Tokia vietelė padaryti. Chebra, radau nemokamų avokadų šaltinį. Tik ką, čia avokadų medis. O va ir patys avokadai tiesiog ilsisi ant žemės. Laukia, kol juos surasi ir suvalgysi. Amy, is it ethical to take an avocado? Yeah. It is? Vienas avokadas iš afrikiečių sodo. Be jų žinios. Mes ropščiamės viršun. O, pažiūrėkit koks avokadas. I don't think it's somebody's home because there is a room. Kokie didžiuliai avokadai auga. Sak nulinkę šakos. Iš ten atkeliavom. Varom pirmyn. Mes čia šiek tiek per žmonių kiemus keliaujam. Tame problema. Ja. Bet niekas nepyksta, žmonės draugiški. Mes išeidinėjom dabar į civilizaciją iš kaimo. Ir čia yra gražių vietelių. Aš net nešneku, nes čia nėra ką kalbėti. Tiesiog gražu gamta. Paukščiai čiulba, ramybė. Ir matot, mes gyvenam labiau toj pusėj, ten daugiau veiksmo. Čia toks giliau į kaimą. Kaimo sodybėlės, prasideda kaimo namukai.